paskutinę dieną Švenčionių miesto parke vyko Tarptautinė vaikų gynimo diena. Renginio režisierė Jolanta Olechnovič džiaugiasi, kad jaukus vaikų kiemelis, kurį įkurti padėjo Švenčionių viešosios bibliotekos kolektyvas, buvo itin populiarus tarp mažųjų šventės dalyvių, piešė kreidelėmis ir mezgė netgi naujas pažintis. Miesto parką susirinko daug šeimų su kūdikiais vežimėliuose. Džiugu buvo matyti ir nemažai tėčių, juolab kad šventė vyko tėvo dienos išvakarėse. Renginio metu koncertavo Renatos Grigunickienės, Editos Račinskienės, Rimanto Ankėno, Vidos Uzelienės kolektyvai. Daug aplodismentų sulaukė Švenčionių papildomo ugdymo centro specialistės Gitanos Tichonovos vadovaujamų mergaičių madų šou, kur buvo demonstruojami originalūs drabužiai iš popieriaus. Susirinkusius sveikino Švenčionių miesto seniūnė Ina Sinienė. Labai graži šventė, todėl kad čia jūsų vaikučiai šventė, jūsų vaikystės šventė, jūsų tėvelių šventė, sekmadienį tėvų šventė bus. Šiandien graži diena, iš tikrųjų graži, kadangi jūs esate šiandien ir dalyviai, ir vaikai, kurie augat, linkiu jums kuo geriausios vaikystės. Taip pat politikas Šarūnas Birutis. Šiandien yra vaikų gynimo diena, o kiekvienas vaikas visada turi turėti savo teises. Ir mes privalom suaugusiai padaryti, kad vaikas visada būtų laimingas. Šventės rėmėjai buvo Ina Sinienė, UAB Lakaja ir Šarūnas Birutis.